Dantų pastoje švinas ir gyvsidabris. Colgate-Palmolive atsidūrė teisme. Vaikų dantų pastose aptikta švino ir gyvsidabrio likučių. Sunkiuosius metalus aptiko tyrėjai iš nepriklausomos organizacijos Lead Safe Mama. Saugios švino ir gyvsidabrio normos nėra. Jie neurotoksiški, ypač vaikams. Teismų sprendimų kol kas nėra. Tyli ir FDA. Tai ne pirmasis ieškinys. Anksčiau teisme atsidūrusi buvo ne tik Colgate-Palmolive, bet ir Procter & Gamble. Dėl fluoro. Tėvai piktinosi reklama. Dantų pasta vaikams buvo pateikiama kaip saldainis, įrodoma, kad juos reikia užtepti per visą šepetėlio ilgį, nors užtenka tik tai grūdelio. Bėda ta, kad vaikai nuryja dantų pastą, o fluoras jiems kenkia. Gali išsivystyti fluorozė, dėl to kenčia dantys, kaulai arba ūmus apsinuodijimas. Ir vyksta didelė diskusija, ar dėl jo nebūna mažesnis vaikų IQ. Ką darom? Galvojam ir ieškom alternatyvų.